Du. Vienas, du. Sveiki draugai, su jumis rendercamp.lt ir šiandien mūsų nemokamą webinarą veda Vitalijus, tai yra aš. Ir visą laiką pati pradžia be galo jaudinantis momentas, matau, turime šiandien 27-8 dalyvius, kas yra labai smagu iš tikrųjų. Tai yra antras webinaras, antras tokio tipo renginys, kurį darome ir man be galo patiko pirmą kartą pravesti, iš tikrųjų ne vieną esu pravedęs gyvą seminarą, ne vieną mokymą, bet webinaro formatas pakankamai toks yra naujoviškas, tiek mums, tiek manau dalyviams galbūt. Ir pačioj pradžioj noriu paklausti visų. Reiškia, jūs matau, galit man klausimus rašyti skiltyje, tai pabandykim pradžioj išsiaiškinti, ar gerai mane matot ir ar yra geras garsas, parašykit tiesiog ten yra, kur klausimai, atsakymai, nežinau, pliusą parašykit tiesiog, kad viskas vyksta ir viskas aišku. Pabandom. Super. Matau, pasipylė pliusai, kai šypsotės. Gerai, tai šiandien, kaip matėte, orai kaitino, iš tikrųjų geras oras, mes, reiškia, sėdėm vakare 8, bandom prasmingai kažkaip šitą vakarą praleisti, ne prie teliko, ar ten ne laukia kur nors. Tai pradžiai pradėkim nuo to, reiškia, aš pasiruošiau truputį programą, ką šiandien esame. Pradėkime nuo trumpos apklausėlės, aš visą laiką nenoriu taip vesti, reiškia, ką tik susigalvojau, ir noriu pasižiūrėti, reiškia, koks jūs yra tiesiog lygis, paleidžiu, reiškia, balsavimą, pabandykite greitai atsakyti, reiškia, koks lygis tiesiog jūs yra 3ds Max, aš šiek tiek susigaudysiu auditorijai, man bus aiškiau. Galbūt tai, ką esu suplanavęs, pakreipsim kitą linkmę, šiek tiek ne visai darysime tai, ką buvau numatęs. Kaip jūs matot, balsavimo rezultatus jūs matysite. Tai pagal tai aš galbūt šiek tiek nukreipsiu kitą linkmę, reiškia, seminarą. Kol balsuojate, aš dar kartą truputį plačiau, reiškia, kas toks esu ir kodėl apskritai vedu tas webinarus, kaip aš čia taip susigalvojau. Tai prisistatęs jau buvau Vitalijus, esu taip gavosi, kad esu Kubinis metras architektūros studijos įkūrėjas, vienas iš partnerių ir šiuo metu vykdantysis direktorius įmonės. Ir lygiai grečiai turiu savo užklasinę veiklą, galima taip ją vadinti, ne visai užklasinę, kuri jau dabar tapo. Tai yra vedu mokymus, sukūriau rendercamp.lt, kur dalinuosi ir mokau žmonės, kaip vizualizuoti, kaip dirbti su programomis, kaip kurti 3D. Nes jeigu pasižiūrėčiau, atsukčiau laiką atgal, pasižiūrėčiau savo asmeninę patirtį, tai didžiausia tiek universitete, tiek pabaigimo, aš pats pagal specialybę architektas esu, praleidau kurdamas būtent vizualizacijas, daug labai 3D grafikos, tai pakankamai nemažą patirtį nešuosi. Ir kas užsiema galbūt media dizaino, animavimo, tai mano šiek tiek specializacija yra būtent architektūros interjeros srityje, tai daugiausia laiko iš tikrųjų ten ir praleidau ir daugiausiai iš to ir moku, reiškia. Tai apie tai labiausiai ir kalbėsim, reiškia. Taip, dabar apskritai, ką mes darom ir dėl ko aš iš viso pradėjau tą rendercampą ir ko aš ten, nežinau, kodėl aš manau, kad tai yra prasminga tiek man, tiek kitiems. Tai dėl savęs aš matau tiesiog augimą tame, matau, kad mano pačių jau žinių tobulėjimas matyt priklauso nuo to, kiek aš sugebu tai, ką aš išmanau, tas praktikas, kurią aš pats taikau ir naudoju, tiesiog jau pakuoti, kažkaip tai įprasminti ir perduoti kitiems. Tai dėl savęs, toks įdomumas iš tikrųjų yra tam tikras. Šiaip pravedėm jau, nežinau, mano tai jau čia koks 30-35 renginys. Dalyvavo mokymuose pačiuose virš jau 100 studentų tikrai.
turim ir gyvai dalyvavimą ir po truputį matome, skverbiamės į online režimą, tai dalyvaujame online. Dabar įjungsiu chatą, gal bus biškai patogiau chatą bendrauti, turėtų nepakipti jisai, aš tikiuosi pas mus. Man įdomu tiesiog daugiausia, aišku, pas mus, kadangi mokymai patys visą laiką vyksta Vilniuje, aš esu Kalvarijoje 1 šiuo metu Architektų sąjungoje. Norėjau paklausti, ar yra dalyvių iš kitų miestų. Parašykit miestą tiesiog į chatą arba kur ten galite parašyti. Iš kur jūs esat, labai įdomu iš tikrųjų, iš kur čia auditorija ta mūsų susitiko šiandieną. Pasižiūrime, kas čia šiandien pas mus yra. Darbai. O, super, iš visų miestų. Klaipėda, Panevėžys, Vilnius, Kaunas. Super. Vilnius. Labai gerai. Tada pabandom trumpai pasižiūrėti, kur čia mano yra screen sharing. Taip, matau. Dabar taip padarykim. Keletą tiesiog mano galbūt darbų, iš senesnių, kažkaip taip vis ir nesusikeliu savo naujus darbus. Tai mano interjero vizualizacijos komercinės, Amberton viešbutis, daugiabučiai, konkursai. Tiesiog, reiškia, pro keletą darbelių prabėgsiu savo ir norėjau, reiškia, parodyti trumpai studentų mūsų darbus. Bandom, reiškia, šį kartą kitoj platformai visiškai, tai aš toksai, nepykit, kad ne visai greitai gaudusi, ką turiu spausti, tiesiog, kad galėčiau parodyti, šitaip, man atrodo, va. Studentų darbai, dalyviai, reiškia, iš visų šitų metų, nes nuo rugsėjo praeitų metų intensyviai pakankamai vedam tos mokymus ir visai smagu gauti tiek po mokymą iš karto kažkokį tai rezultatą, tiek jau praėjusių studentų vis gaunam darbų atsistų, reiškia, kaip sekasi toliau. Man Šiauliuose vienintelis mokymas, kokias buvo interjero vizualizacija. Kaip matot, visai smagus darbai. Viskas buvo daryta su 3ds Max programa, modeliuota, apšviesta, suvizualizuota. Greitai. Gali daugiau svetainį tiesiog pasižiūrėti tų darbų, čia aš taip keletą tik tai surinkau. Tai dabar, ką veiksime šiandien? Pirmas webinaras mūsų buvo toks visiškai pradžiamokslis, aš pasižiūrėsiu, reiškia, ką jūs man atsakėt. Nu tai va, daugiau yra pradedančiųjų ir nulinių. Nu tai auditorija tokia jauna pakankamai, reiškia, sakykime, 3ds Max'e. Tai gal mes taip labai stipriai ir nenušaliuosim, kažko labai sudėtingo nebandysim veikti, ko aš visą laiką noriu tiek iš savo webinarų, tiek iš savo mokymų, tai kad tai nebūtų kažkoks 1,5 valandos klausimasis, nors aš kalbėti labai mėgstu ir matyt galiu be galo tai daryti ilgai, bet norėtųsi, kad mes ir pabandytume šiandien padaryti kažką, netgi turėdami visiškai nulinės žinias, aš noriu, kad kiekvienas šiandien prisėstų ir šį bei tą nuveiktų. Tada klausimas toks trumpas, reiškia, kad jūs neužmigtume, ar turite 3ds Max instaliuotą 3ds Max. Instaliuota 3ds Max. Taip. Ne. Pabandom pasižiūrėti, ar galėsite dirbti šiuo metu. Tai kaip minėjau, reiškia, pradžiamokslis, tarp kitko visi galite pasižiūrėti, yra mūsų kanale YouTube, jeigu susirasite rendercamp.lt kanalą mūsų, galite pasižiūrėti praeitą webinarą, jis toks pakankamai ilgas, 1,5 valandos, bet ten tiesiog praskrolinkit, kas nereikalinga, ten buvo kalbėjom apie valdymą, tokius visiškai pradmenys programos valdymą, tokį čiupinėjimą, tai šiandien pabandysime tą patį. Trumpai tokia pradžia, pamėtysim objektėlius, tiesiog kažką tai pamaigysim, paspausime. Matau, programą turite visi, tai vat pirma dalis, aš taip tikiuosi tilpti iki 10, be 15:10 tikrai pabaigsime webinarą. Tai
pirmą dalį, jeigu kažkam kažko nesigaus, prašoksiu galbūt kažkokius tai niuansus svarbius, nebijokit, tiesiog galėsite pasižiūrėkite pirmą webinarą, ten pakankamai nuodugniai, aš ten smulkiai pasakoju, ten kiekvieną tą paspaudimą, šiandien tiesiog laiko nebus. Mes tiesiog sumėtysim šiandien, ką darysim, aš atsiprašau, nukrypau kalbėti. Ką darysime? Sumėtysim paprastus objektus, pasižiūrėsime, kaip pasirinkti, kaip įdėti objektą, kaip jį ten pastumti, minimaliai pirmoji daly pasidarysim tokią plokštumą ir ant jos sudėsime tiesiog keletą objektų. Padėsime ten virdulį, kažkokią tai plokštę, dar keletas kažkokių geometrinių figūrų, bet šiaip, kadangi webinaro tema vadinosi virėjai ir apšvietimas su 3ds Max kameros, su 3ds Max, tai padarysime trumpą pertrauką, tol kol jūs sumėtysit. Ir antroji dalyje, kurie kažkur po 9, ten 5 pradėsim po 9-10, darysime apšvietimą. Nustatysime kamerą, nustatysime bazinę medžiagą ir paleisime tiesiog patį tą renderį, patį tą skaičiavimą. Kadangi tiesiog jums suvokti visą tą grandinę, visą tą procesą, reiškia, vizualizavime, kokia ten mechanika, aš tai vadinu mechanikom, reiškia. Kaip ten vyksta, kokie ten žingsniai būna iki vizualizacijos. Tai dabar trumpai, reiškia, iš pristatymo apie pagrindinius etapus ir apskritai apie 3ds Max. Va dar įdomu, irgi, kol klausotės, tiesiog parašykite į chatą, dalyvavo kas nors pirmam webinare, ar yra kas nors, kas buvo jau pirmam webinare, ar pirmą kartą, reiškia, matote mane. Galbūt buvo jau žmonių iš praeito webinaro dabar šiuo metu su mumis. Kol rašote. Aš truputį pašėrinsiu vėl tada savo ekraną, vėl trumpai, reiškia, apie 3ds Max. Tai kaip žinot, produktų rinkų šiuo metu yra iš tikrųjų begalė. Vieni yra architektams skirti, kiti labiau inžinieriams, kažkokiems mechanikams, vieni animavimui, kiti architektūrai. Pats 3ds Max, jeigu taip bandyčiau jį apibūdinti, jis universalus yra. Jame yra tiek galima kurti kažkokią tai kinui, kažkokią produkciją daryti, efektus kinui daryti, galima kurti animaciją, filmukus, kompiuterinę grafiką, architektūrinę vizualizaciją, reiškia, ką tik norit. Funkcionalas, pats modeliavimas ir patys įrankiai yra labai universalūs. Iš vienos pusės tai yra gerai, iš kitos pastebėsit, kas architektai, pastebėsit, kad gal lyginant su kitais produktai ir ne viskas taip tikslu ir patogu. Šiandien apie jį ir kalbėsime. Kitas stepas yra patys vizualizavimo įrankiai, nes pats 3ds Max iš savęs jis nevizualizuoja, nekuria to galutinio paveiksliuko. Nes jeigu kalbėčiau apie vizualizaciją, kas tai yra, mes, reiškia, turime kažkokius kūnus, turime paviršius 3D erdvę apibrėžiam koordinačių sistema X, Y, Z, turime taškus erdvėje, tie taškai erdvėje sukuria plokštumas ir, taip turim tiesiog kūnus kažkokius ir galiausiai tos kūnus mes uždedam jiems medžiagą, užtekstūruojam juos, įkeliame, sukuriame kažkokius tai šviesos objektus. Lygiai taip pat yra kameros, kurios maksimaliai pritrauktos iki kamerų realiame pasaulyje, reiškia, turi fizikinius parametrus kaip išlaikymą, diafragmą, fokuso netgi tašką ir panašiai, reiškia, pilnai viskas yra pritraukta iki to, kaip vyksta fizikinėme realiame pasaulyje. Bet jūsų galutinis rezultatas jūsų darbo yra dvimatis paveiksliukas, arba dvimatis video, tai nebūtinai JPEG paveiksliukas gali būti, arba PNG, TIFF formatas, bet to pačiu ir gali būti video kažkoks, jeigu jūs kūrite animaciją. Tai va tą galutinį paveiksliuką, tą jūsų produktą paskutinį kūrė ir skaičiuoja papildomos programėlės, papildomi varikliukai, jos vadiname render engines. Reiškia, tie skriptai, tos matematinės formulės, kurios mūsų 3D erdvėje apskaičiuoja visą tą, reiškia, parametrų rinkinį, apskaičiuoja, kiek šviesos sklinda mūsų erdvėje trimačio, kaip ta šviesa atsispindi nuo objektų, kokios spalvos pasidaro tie objektai nuo tos šviesos
ir kaip visą tai surenka kamera, kaip kamera į tai reaguoja. Ir mes gauname galutinį paveiksliuką. Tai tie priedai, pavyzdžiui, 3ds Max turi standartinį priedą, kurį galime naudoti tiesiai instaliavus Max, jis vadinasi Mental Ray. Ašgi daugiau šiandien kalbėsiu apie V-Ray priedą, kuris yra pats populiariausias rinkoje, šiuo metu vienas žinomiausių, tai visi resursai, visas apibūdinimas, kiek jūs tik tai galite turėti, viskas daugiausiai suksis aplink V-Ray'ų. Taip iš kažkaip užėjo, kad iš tikrųjų tas Mental Ray nepasidarė labai populiarus ir labai pakankamai siauras ratas specialistų naudoja tą vizualizavimo varikliuką. Tai dar kartelį prabėgu, reiškia. 3ds Max aplinka, kūrėme su ją tūrius, kūnus, jos tekstūruojame, uždedame medžiagas, valdome visą sceną. Bet mūsų produktą, mūsų paveiksliuką, JPEG, ar tai būtų AV formatas, kūrė pats virėjus ir skaičiavimo programėlė nedidelė, kuri instaliuojasi į 3ds Max, dirbo jos aplinkoje ir jinai sukūrė mums galutinį paveiksliuką. Tai jeigu pavyks šiandien pertraukos metu paprašysiu jūsų tiesiog prisijungti ir kas galės tiesiog atsisiųsti tą priedą, atsisiųsti virėjų ir pasižiūrėti, kaip jums ten sekasi. Dabar irgi, kad būtų įdomiau, būtų kažkoks atgalinis ryšys, ar girdėjote apie V-Ray. Ir irgi taip, arba ne. Galėsim, man atrodo, instaliuoti. Jeigu, matau, Marius rašo, kad stringa, tai galvoju, jeigu netyčia kažkam kažkas stringa, nepergyvenkit, live įrašas šiuo metu yra live. Vėliau galėsite pasižiūrėti, viskas bus YouTube'ai, tai jeigu kažkas ir praleido, gali draugam išsiųsti nuorodą, tai viskas bus rašyta. Tai netgi jeigu kažkas, sakau, nespėjat, nepergyvenkit. Aš galbūt, kadangi laikas mus spaudžia, aš pakankamai stengsiuosi šuoliuoti, tai galbūt labai nespėsiu nuodugniai gal kiekvieno momento ten išrodyti arba išlaukti, kol jūs spėsit paskui mane. Tai apie renderius V-Ray, manau, kad paaiškinau. Iš karto nusiųsiu linką Chaos Group, arba taip pat V-Ray download. Prašysiu visiems, taip, nežinau, jeigu spėsit matyti bendrą chatą nuorodą, čia galite atsisiųsti, pasižiūrėti apie virėjų, galima demo versiją atsisiųsti iki pradžiai ir jį paragauti. Tai, kaip matėt, mano studentų darbai buvo padaryti su virėjom, jis greitas, paprastas, pakankamai universalus, daugiausia naudojamas stacionariam galbūt vaizdams. Kiek atsimenu, kiek teko kalbėti su animatoriais, ne viskas ten yra taip tobula animavimo prasme su juo dirbant, bet iš principo irgi viskas ten įmanoma su juo daryti. O paveiksliukai gaunasi pakankamai gaivus, skaidrus ir šiaip atmosferiški tokie pakankamai, ko neleidžia daryti kiti varikliukai, tokie galbūt paprastesni ten kaip Atlantis, Lumion arba ten kokį be paimtų. Gerai, tai tiek kalbų pradžiai. Pradėkime, matau, kad dalis žmonių girdėjo, sako taip ir smagu, nes iš tikrųjų programa verta dėmesio tas virėjus. Tai pabandom pereiti 3ds Max'ą. Dar tarp kitko irgi, kam svarbu, reiškia, jeigu kokybė yra prasta, galite pasididinti tiesiog ten, kiek atsimenu, kažkaip tai YouTube yra nuoroda, pasididinkit kokybę, jeigu ekrane ten ne visi mygtukai matosi, jeigu greitis internetu jums leidžia, tai pasididinkit kokybę video. Tai tiem, kas tik dabar pradėjo dirbti, kas visai nemoka valdymo, pabandykim keletą, reiškia, tokių principų išgirsti ir pasidaryti mūsų bandomą į kažkokią tai dėžutę, su kuria mes galėsime žaisti antroji dalyje, jau ten nustatinėti šviesas, kažkokias tai medžiagas ir panašius dalykus. Tai kas pirmą dabar skiriu, reiškia, trumpą 15 minučių įžangą, kas pirmą kartą mato 3ds Max'ą.
Tai pagrindinis langas, kuriame dirbame, viewport vadinasi, štai paryškintas geltonų kvadratėlių aplinkui. Jis yra aktyvus, jame ir matome tos 3D kūnus. Pas ką yra 4 kvadratai, yra mygtukas pačioj dešiniajam kampe, vadinasi Maximize Viewport. Tiesiog išskleidžiate tos 4 ekranėlius per visą tą projekciją išskleidžiate. Kad tiesiog būtų daugiau erdvės darbui, taip ir bus patogiau. Tada baziniai valdymai, reiškia pelytės, ratukas yra zoom, manau viskas būtų aišku. Altas plus vidurinis pelės klavišas yra orbit funkcija. Arba taip, čia nevadinasi rotate, vadinasi orbit. Jūs galite tiesiog suktis aplinkui sceną, reiškia sukiotis. Scenos pradžioje jūs matote štai tokią languotą zoną, jinai vadinasi grid. Ir štai šitas taškas, kuris yra mūsų centre, yra mūsų koordinačių sistemos pradžia 0,0,0 čia šiuo metu yra. Šitam taške. Tai nuo čia viskas prasideda. Mastelis ir matmenys turi reikšmės Max'e, dėl to ir ta koordinačių pradžia irgi yra užduota. Jeigu šiaip kalbant apie Max'ą, tai yra poly modeliavimo įrankis. Kaip matot, jeigu aš nuspausiu, aš susikūriau virdulį, typot, toks klasikinis labai gražus objektas, skiriantis Max'ą, reiškia, jis kaip ikona jau tapęs. Kaip jūs matot, kai aš ant jo nuspaudžiu, aš matau tam tikrą grandinėlę. Matosi, kaip išdėstytos briaunos ir kaip išdėstytos plokštumas. Tai kai kalbu apie Max'ą, tai yra polimodeliavimo programa ir vienas iš tų kvadratų, tas vienetas vadinasi poligonas. Susidaro jis iš 4 taškų erdvėje, kurios užduodamos koordinatėmis x, y, z. Man atrodo, tai yra pakankamai aišku. Kitos programos gali dirbti šiek tiek ir kitaip, bet čia iš principo viskas paremta poligonais ir jų modifikavimu, jų transformacijom erdvėje. Tai Max'e iš tikrųjų egzistuoja 3 pagrindinės transformacijos, tai yra move, rotate ir scale. Jeigu žiūrėčiau į greitus klavišus, aš atsidarysiu trumpai chatą. Monika jau patarinėja, super, LW. Jeigu atsidaryčiau chatą, tai greiti klavišai taip atrodo. Q yra select, W yra move, E yra rotate ir R yra scale. Tai yra tokias, select yra tiesiog įrankis, o šitos 3 yra pagrindinės tiesiog operacijos, kurių pagalba jūs galite atlikti kažkokią tai transformaciją erdvėje, tai reiškia perstumti mūsų objektą. Max'e šiaip visas meniu, visos jo funkcijos, taip daugiausia tų funkcijų, kurias naudosime, slepiasi po šitą meniu iš dešinės pusės. Vadinasi, tą meniu Command Panel, tai viskas čia yra suskirstyta hierarchiškai, einant nuo viršaus į apačią, tai viršutinės skiltis yra Create arba Modify. Tos 2 pagrindinės Create skiltyje kūrėme objektus, kažkokius tai pradinius objektus. Modify skiltyje dirbame su sukurtais objektais, tai reiškia uždedam kažkokį tai modifikuojančius parametrus arba keičiam jau esamų objektų parametrus. Tai Create kūrėm, Modify modifikuojam. Toliau eina, jeigu aš pasirinkau skiltį sukurti, Create, po to sukurti ką? Geometriją, linijas, šviesas, kameras. Jeigu pasirinkau geometriją, tai kokią geometriją? Primityvai standartiniai, išplėstiniai primityvai ir taip toliau. Ir konkrečiai, kai jau aš esu pasirinkęs sukurti geometriją standartinius primityvus, galiu rinktis iš standartinių primityvų sąrašo. Tai yra box, typot ir kitos geometrinės figūros, tokios kaip kūgis, plokštuma. Čia truputį noriu minimaliai sustoti ir parodyti, kaip kuriami objektai. Tai jeigu tai būtų box, mes kol kas įvedimą darysim pelytę, nereikia ten iš klaviatūros bandyti įvedinėti parametrų, tai tiesiog yra paspaudimas, jūs laikot pelytės klavišą, kol užduodate su pelyte ilgį ir plotį, atleidžiat pelytės klavišą, tada
vėl supilite rodot aukštį ir tada antrą kartą spūstelėt, užtvirtinti dėžutę iš 3 parametrų. Plotis, ilgis, aukštis. Jeigu kalbu apie virdulį, sakykime, virdulio atveju, jis turi vienintelį parametrą, yra radijus, spindulys, tai tiesiog paspaudus pelytės klavišą jūs sukūrėte, užduodat jam, reiškia, spindulį, kažkokį tai spindulį užduodat. Pamiršau paminėti, dar vienas iš valdymo įrankių yra, kad jūs galėtumėt naviguoti erdvėje, yra vidurinis pelės klavišas, vidurinį pelės klavišo paspaudimas, yra pen funkcija. Aš trumpai jūs surašysiu į chatą, reiškia, pen funkcija, tai yra vidurinis pelės klavišas. Klavišas. Angliškai trumpinys yra middle mouse button. Vidurinis pelės klavišas. Tai pen funkcija rotate. Atsiprašau, orbit. Orbita yra alt plus vidurinis pelės klavišas. Ir zoom yra tiesiog scroll. Nu, va, 3 bent jau funkcijas. Jeigu kažkam kažkas nesigauna, bent pabandykit pasinaudoti jūsų šito kubų, kurio pagalba irgi galite valdyti. Pakankamai tiek. Tai dabar, kad nenubodžiauti prie mano webinaro, pabandykit pagal mano nurodymus tiesiog sukurti štai tokį objektų kratinį. Aš noriu duoti jums 5-8 minutės. Paprasčiausiai pagal mano nurodymus truputį panaviguokit erdvėje, pasižiūrėkit, ar jums gaunasi naviguoti, ar jums gaunasi sukti kamerą, pasižiūrėti kažkaip ir keletą primityvių geometrinių figūrų pamėtykit pas jūs erdvėje, taip kaip mano pavyzdyje. Ir pasižiūrėkim, kas gausis iš jo. Rašykit klausimus, jeigu kažkam kažkas nesigauna, neatsakiau. Rašo Vita, ar veikia šitos komandos ant Mako? Komandos ant Mako veikia, viskas tvarkoj. Apie Maką plačiau gal šiek tiek pakomentuosiu, kol jūs vykdot užduotį, galite tiesiog dabar atsidaryti 3ds Max'ą, daryti užduotį. Aš šiek tiek fone, kad užimti jums laiką, pakalbėsiu. Tai su Macu viskas gerai, bet jį reikia instaliuoti Windows'us. Tai jie teko, ne vienas studentas tikrai yra su Macu, dažnai sulaukite klausimą, tai ten su jo viskas gerai, bet jeigu jūs Windows'us instaliuojat. Kaip ten tas, reiškia, programa ta vadinasi, nežinau, bet lygiai grečiai turi būti ir Windows, ir Mac programas. Jeigu leidžiate, žinau, kad per Mac'us galima leisti su Parallel Desktops, tai netinka šitas variantas, Mac'as pradeda labai streikuoti šito režimu, mėtis klaidas, tai tikrai dirbti neišeis. Todėl manau, geriausia, reiškia, jeigu jau nutarėt pabandyti su 3ds Max'u dirbti, atsidaryti, turėti Windows'us kartu. Su Windows'us viskas tvarkoja, kiek kol kas viskas gaunasi, reiškia, su Mac'ais ten, jeigu yra Windows'ai. Paulius rašo neskubėti, gerai pasistengsiu, laikas, matot, labai spaudžia, jeigu ką galėsit pasikartoti. Simona klausė, kaip sujungti kelis vertex į vieną. Simona, galbūt pabaigoje webinaro, jeigu liks minutę laiko, aš atsakysiu, nes čia toks šiek tiek off topikas gausis mums ne į temą, ypatingai kas tik pradėjo, tai čia iš viso nesupras, apie ką mes čia. Va, rašo Marius, reikalinga VirtualBox, teisingai. Plain funkcija. Plain prie primityvų standartinių rasit sąraše yra plain, tiesiog plokštuma, kurią galit susidėti, tiesiog užsidėti plokštumą. Toliau. Taip, dabar pabandom vėl pabalsuoti, man labai patinka įtraukti jūs kažkaip, tai ar pavyko figūros, irgi pažiūrim.
Kaip sekasi jums ten? Pavyko. Super. Važiuojam tada toliau. Su figūrom šiek tiek aišku, pamėtėm. Dabar vis tiek prie modeliavimo šiandieną nedirbsim. Užsiimsime kamerom labiau apšvietimu ir ten vyrėjaus parametrais įvairiais. Bet mums vis tiek reikia pagrindinių tų įgūdžių pastumti objektą, pasukti, nes mes visą tai taikysime, visas tas transformacijas mes pritaikysime ir kameroms arba apšvietimo šaltiniams. Dėl to tokią trumpą apžvalgą tų įrankių trijų norėčiau padaryti. Dar tokių keletas pastebėjimų tiesiog prie valdymo. Yra F3, F4 mygtukas. Jeigu tai pasižiūrėt ant interfeiso, jūs keičiate, įjungiate wireframe mode arba jį išjungiate. Mygtukas F3. Pas ką yra nešiojami kompiuteriai, ten ant viršutinių klavišų tikriausiai yra ir kitos funkcijos, tai gali būti, kad reikia spausti klavišą Fn apačioje klaviatūros ir tada jums pradės veikti tos funkcijos, tai F3, F4. Vieną įjungia Edged Faces režimą, kai jūs matote tūrius, kūnus matote, kitą įjungia tiesiog karkasą. Tai jeigu kažkas nesimato, jeigu kažkas nesimato, tiesiog galite įsijungti skaidriai, matyti tiesiog skaidriai kūnus. Nespėjau pakomentuoti tiesiog, kaip norėčiau dar dirbti su jumis. Tai pradžioj, kol rodau, paklausykit tų keletų minučių, tiesiog kaip viskas vyksta procesas, tada jau, kai aš paskelbiu, kad vykdykit darbus, ten padarykit kažkokį tai darbelį, tuomet jau pulkite 3ds Max ir darykit veiksmus tenai, nes taip busite praleidę lygiai greičiai bandydami daryti kokį nors niuansą. Tai šiek tiek apie selektinimą. Tai kaip jūs matot, jeigu aktyvus įrankis yra Object Select, tai jūs paprasčiausiai galite selektinti objektus, žymėti juos. Paselektintas objektas pasiryškina tiesiog kažkokia tai spalva pasišviečia. Su Ctrl klavišu jūs galite pridėti, su Alt klavišu atimti. Galite apibraukti tiesiog su stačiakampiu, sakykime, pasireikant stačiakampį, galite iš karto žymėti, irgi su Altu nužymėti, su Ctrl pridėti. Viskas kaip ir paprasta. Ten, kam dabar nesigaus, peržiūrėkit pirmą webinarą mūsų, ten viskas pakankamai nuodugniai. Dabar su Move. Kaip dirbti su Move? Jis lygiai taip pat veikia kaip Select and Move. Kai jis yra aktyvus, jūs prie objektų iš karto matote štai tokią ikoną, kuri vadinasi Transform Gizmo. Štai su tom rodiklytėm jau iš karto su koordinatėm, nes jeigu jungtas įrankis Select, kaip jūs matote, tos koordinatės tiesiog reiškia 3 linijos tokios. Kai aktyvus įrankis Move arba Rotate, jūs turite iš karto kitą visiškai ikoną, kitą piktogramą. Tai kalbame apie Move dabar. Jeigu aš noriu perstumti objektą, pakeisti jo koordinatę, tiesiog galiu paimti už vienos iš ašių ir perstumti, tiesiog pastumti. Galiu paimti plokštumą tarp ašių. Kaip jūs matote, štai šitą geltoną. Vadinasi, transformacija vyks abiem ašim iš karto, ir X ir Y. Jeigu aš paimu tik tai Z-us, aš tiesiog objektą modifikuoju tik tai tą koordinatį. Štai taip, jeigu norėčiau virdulį užkelti ant mano stačiakampio, tai atrodytų maždaug štai taip. Tiesiog imdamas iš koordinačių man reikalingų arba iš karto iš plokštumos, aš galiu iš karto jį modifikuoti. Tiesiog, reiškia, keletas primityvių. Tai pabandykite, dabar turite, reiškia, keletas stačiakampių, keletą kažkokių objektų, tiesiog figūrą ant figūros pamėtyti. Tiesiog padėti keletą figūrų viena ant kitos. Štai šitaip, nežinau, galite pafantazuoti savo variantą. 2 minutės tiesiog įsisavinti irgi, pabandykit pridėti.
Atsakinėjau klausimus, bandau atsakyti, kol laukiu, kol pasidarysit, reiškia, sukelsit objektą ant objektų, bandau klausimus žiūrėti, ar gerai veikia Expert VirtualBox. Sandra veikia puikiai, mano studentas, o šiuo metu ir praktikantas Modestas dirba, tai jo darbelius po to viskas gerai, ten, žodžiu, jokių strigimų, jokių kažkokių problemų nenumatytų nematomas. Kodėl kartais dingsta medžiagos iš meniu, pavyzdžiui, Arch and Design? Tai, Julija, gali būti, kad tiesiog suprantat, medžiagos material editorėje, ten, kur jūs paspaudžiate M raidėje, priklauso nuo to, koks šiuo metu yra aktyvus tas vizualizavimo varikliukas. Sakykime, jeigu jūs įjungiate vyriai medžiagos rodys jums. Jeigu išjungtas vyriai, tai visos vyriai medžiagos bus juodos. Tai lygiai taip pat Arch and Design. Jeigu pas jūs aktyvus, tam, kad veiktų Arch Design medžiagos, reikia, kad būtų Mental Ray aktyvus vizualizavimo variklis. Mes šio seminaro metu panagrinėsim, kaip tai yra. Aida, kaip veikia tekstas? Nelabai supratau klausimą, kuris tekstas, patikslink, Aida, tiesiog. Kurių metų jūsų Max ir vyrai versija? Pas mane šiuo metu Vive yra 2014 Maxas ir antras berods 2.4 vyrėjos versija, bet nemanau, kad atsiras kažkokių skirtumų. Mes dabar nenagrinėsim kažkokie tai... tiesiog įdomu, supratau, bet nebus nieko sudėtingo. Šiaip yra ant kito kompiuterio turim naujesnį jau versiją instaliuotą, tai... Bet iš principo didelių skirtumų neatsiranda, ten greitėja, tiesiog viskas galbūt paprastėja kai kurie parametrai. Man tas klausia. Text plus, nelabai vis tiek suprantu iki galo klausimą. Man tas kaip tiksliai paviršiais, kad liestusi uždėtų į objektus. Man tai snaps funkciją reikia naudoti. Snap galite aktyvuoti su S raide. Ir su dešiniuoju klavišu pasirinkti, pagal ką norit snapinti, tai šiuo atveju pagal taškus ir tokiu atveju galite tiesiog tą objektą tiksliai padėti taškas į tašką. Atsidaryk vėliau po webinaro, po šito mūsų pradinę pamoką, tą pirmąjį webinarą, aš nuorodą atsiųsiu visiems arba pasižiūrėkit Facebook'e, pas mus ten yra labai nuodugniai išpasakota šita vieta, kaipgi reikia konkrečiai snapinti ir kaip ten viskas vyksta, žodžiu, su to snapu, nes šiandien tai mes tikriausiai nespėsim. Tai su objektais viskas, manau, daugiau arba mažiau aišku, suveikia, manau. Tai pasidėliokim, tiesiog pasiruoškime mūsų antros paskaitos daliai. Tam mums reikės pasidaryti štai tokią nedidelę sceną. Aš pasitrauksiu toliau, kad susikurčiau plokštumą. Didesnę plokštumą, kad mes matytume, kur pas mus krenta šešėliai ir kažkokį tai paviršių turėtume po apačią. Ir ant tos plokštumos tiesiog sudėkime kažkokią tai nedidelę kompoziciją iš trimačių objektus, galite pasilikti tokią pačią, kurią turite. Man iš tikrųjų ne taip yra svarbu šiuo atveju. Galite tiesiog pasidėlioti keletą objektų. Ten kas sakė, kad įlenda šiek tiek objektai, tai nekreipkit kol kas dėmesį, mums nesvarbu šiuo atveju, kad visiškai idealiai jie čia liestusi. Įsidedam keletą figūrų tiesiog. Šitaip, nesvarbu, iš principo viskas aišku. Ir dabar panagrinėkim tokį dalyką, kad reiškia skaičiavimą, kaip aš prieš tai minėjau, scena galėtų kažkaip taip galėtų atrodyti. Man iš principo atrodytų, kad tai yra pakenčiama. Panagrinėkim biškį, ką veiksime toliau su virėjom. Tai kaip minėjau, virėjus yra ta programėlė, kuri atliks skaičiavimą, kuri skaičiuos. Ir jeigu šiaip, ką aš paišau studentams paskaitos metu, tai jeigu viskas sudėti krūvą, iš tikrųjų yra keletą tokių aspektų, keletą veiksmų.
Tai yra, jūs turite turėti modelį, nu štai bent jau tokią bazinę kažkokią tai sceną figūrų. Kitam etape jūs dedate medžiagas, arba dar angliškai vadinama shaderius, tai yra priskirite medžiagas prie jūsų objektų. Jūs sukūrite kameras, jums reikia turėti objektą, kuris vadinasi kamera, pro kurį galima būtų matyti ir kuris kadruotų jūsų sceną. Nu ir taipogi kameros parametrais jūs kontroliuotume sceną būtų šviesesnė arba tamsesnė, turėtų kažkokius efektus, fokuso efektą ir panašiai. Tai, kad jūs turite. Ir dar jūs turite turėti šviesas. Tai jeigu dar įvardinčiau, pavyzdžiui, kaip atrodo interjero nustatymai, tai yra kažkokia bendras apšvietimas, kaip skliautas dangaus, menamas skliautas, dažniausiai naudojamas vyriai sky. Vyriai sun objektą, kuris imituotų saulę, tai yra nukreiptas šviesos šaltinį. Jūs turėtumėte kamerą ir tiesiog pagal tai ir galima būtų nustatyti sceną, pagal tai galima būtų suskaičiuoti. Dabar taip spėjau, kad pas daugelį nėra to virėjaus instaliuota, tai galite nepergyventi, galima ten pabandyti su Mental Ray tiesiog varikliuku, kas spės pertraukos metu, ten 5-10 minučių įsirašyti, pagal tą nuorodą, kurią daviau, tai bus super, bet nieko tokio, jeigu ką, pabandysim lygiai tą patį su Mental Ray'um padaryti. Tai grįžtam į 3ds Max, biškį sutelkit dėmesį, ką aš toliau atliksiu. Mums reikės sudėti keletą kamerų ir šviesos šaltinių. Tai jeigu kalbu apie kameras, nu reiškia, ko mums reiškia trūksta, mes turime kažkokius kūnus, toliau turėtume susidėti keletą rakursų, keletą kamerų. Dar toks irgi trumpas komentaras, reiškia, aš vaikštau tarp projekcijų, kaip jūs matote, nesusikioti kiekvieną kartą 3D erdvėje, yra tiesiog keletas klavišų, tarp kurių pagalbos galite nueiti į vieną arba kitą projekciją. Tai aš spaudžiu top mygtuką, front mygtuką arba L, kad pasisukčiau iš kairės. Tai vat, top viršutinė projekcija, left projekcija, frontali projekcija. Ir jeigu netyčia nuklydot, jūsų scena pasitraukia per toli, yra Z klavišas, kuris yra suzumina viską taip, tai reiškia pritraukia taip ekraną, taip kamerą, kad jūs matytume visus objektus šiuo metu esančius scenoje. Arba pažymėtą objektą. Tai aš dar kartelį trumpai išvardinsiu. Top, front, left ir Z yra zoom, stance. Tiesiog, kad jums būtų aišku, reiškia, kaip dar naviguoti scenui. Tai grįžtu prie kamerų. Vaizdai iš viršaus, susirasiu skilti cameras. Jeigu pas jūs nėra virėjaus, dedame standard target camera. Jeigu pas jūs yra virėjaus, tai renkamės iš skiltelės žemiau vyrai. Ir renkamės vyrai physical camera. Vyrai physical camera vadinasi taip todėl, kad jinai turi, kaip minėjau, visus fizikinius parametrus. Tai yra tai, kas yra realybėj. Diafragma, F number, išlaikymas, shutter speed, white balance, reiškia baltos spalvos balansas ir taip toliau. Netgi turi reiškia vertikalios perspektyvos atitaisymą, reiškia vertical shift, horizontal shift. Tai geriausia praktika, aišku, dėti kamerą yra iš viršaus, vaizdą iš viršaus plane, kad jūs bent jau matytumėt, suvoktumėt, kur jūs ją dedat. Tai aš nukreipsiu ją šitaip. Tarp kitko, kamera kuriama taip, kad jūs pirmą pastatote kamerą ir toliau padedat jos tašką, ten, kur jinai žiūrės, jos taikiklį. Tai jeigu aš dėčiau standartinę kamerą, target, tai jinai lygiai taip pat turėtų objektą ir kol laikau pelytės klavišą, nukreipiu tiesiog ją. Šitaip. Ištrinsiu. Tam, kad pradėti matyti vaizdą pro jau sukurtą kamerą, mums reikia paspausti klavišą C, camera. Ir pasirinkti vieną iš jau esančių kamerų. Sakykime, kamera 1, ok. Šitaip, kaip matot, aš matau šiuo metu, mano vaizdas yra pro kamerą. Aš lygiai taip pat ją galiu pakelti
Tai yra mano pen funkcija funkcionuoja, mano pen funkcija veikia, tai aš šitaip kilstelėsiu truputį tą vaizdą. Tam, kad kamera nebūtų įlindusi į tą plokštumą, Jeigu jūs norite toliau tęsti darbą ir naviguoti sceną, jūs galite paspausti P perspektyvą ir toliau suktis, arba tiesiog pasisukti, paspausti T raidę, kad vėl būtų projekcija iš viršaus ir vėl jūs galite, reiškia, naviguoti. Jeigu aš noriu pereiti į antrą kamerą arba į pažymėtą kamerą, tai pažymiu C raidę, vėl matosi vaizdas pro kamerą. Galiu ją kažkaip tai nustatyti, sakykim taip. Ir kitas žingsnis, kurį jums dar reikėtų žinoti, nustatant vaizdus, tai jūs kamera lygiai taip pat, kaip ir bet koks kitas objektas, turi ir gali būti, turi savo koordinatę. Tai ją galima paprasčiausiai perstumti. Tai jeigu jūs aktyvuojat kamerą projekcijoje arba 3D vaizde, paprasčiausiai įjungia Move įrankį, galite ją ten pakelti, pastumti arba stumdyti ją plane. Sakykim šitaip. Naviguoti su juo galite. Lygiai taip pat jūs galite pasiekti juos target, tašką, taikiklį ir perstumti jį. Dar kartelį, štai taip matosi kameros nustatymai. Ir paskutinis dalykas, manau, kurį verta paminėti šiandien apie kameras, tai kad jūs galite lygiai taip pat naudoti Orbit funkciją. Trūkumas tame, kad Alt ir vidulinis pilies klavišas jau nefunkcionuos šitoj situacijai, mums atskirai reikia spausti klavišą Orbit Camera. Reiškia, meniu juostoj, apatiniam dešiniajam kampe yra klavišas Orbit Camera. Kai jūs esate kameros vaizde, reiškia, aktyvus vaizdas yra kamera, štai čia viršutiniam kampe iš kairės parodyta vyrai Physical Camera, jūs ją galite pasukti. Jūs galite sukioti naudodamiesi Orbit Camera funkciją. Šarūnė klausia, reikia Ctrl spausti F, T, ne, reikia tiesiog F arba T spausti klavišą, nereikia spausti Ctrl. Kolegos, bandom pasistatyti kameras. Manau, kad turite 5-8 minutės pasibandyti įdėti 2-3 kameras. 2-3 kameros. Tai gali būti arba vyrai Physical Camera arba Target Camera. Pabandom. Jeigu kažkas nesigauna, pabandykit parašyti klausimą, reiškia susijusi, manau, kad išspręsime klaidą, atrodo, papasakau pakankamai nuosekliai ir užduosiu klausimą. Tai kol vykdot užduotį su kameromis, pabandykim papasakoti, kas vyks toliau. Pabandysime nusistatyti šviesos šaltinius. Šiuo atveju, manau, paprasčiausia kombinacija būtų vyriai Sun, vyriai Sky, kas turi virėjų, arba kas neturi virėjus, tada tiesiog Sunlight System. Ir galėsime tiesiog tokiu būdu iš karto sukurti menamą dangaus skliautą kažkokį tai. Ir jo pagalba suteikti tokį bendrą kažkokį tai apšvietimą mūsų scenai. Ir tuo pačiu saulės, reiškia tas apšvietimas, saulės tas šaltinis padarys mums nukreiptą apšvietimą sukurs, kuris duos jau tos šešėlius, kuris nebus toks, išskydęs, bet duos mums konkrečius šešėlius su kryptimi kažkuria tai pusė. Tai daugiausiai tokios kombinacijos ir būna naudojamas, ar ten jūs interjero ar eksterjero užsiima, tai tokia yra pati paprasčiausia bazinė kombinacija iš kameros ir dangaus ir saulės, kad jūs išgautumėte tą bent kažkokį tai apšvietimą, kurio pagalba jūs galite turėti vizualizaciją. Nes jeigu vieno iš elementų, sakykime, nėra, ar ten jūs nepasidarėt kameros, arba jūs pasidarėt kamerą, bet jūs neturit apšvietimo šaltinio, tai arba vaizdas bus visiškai juodas, kadangi kamerai
į kamerą nepateks šviesa, arba vaizdas bus baltas, kadangi scena bus apšviesta, o jūs neturėdami kameros nevaldote išlaikymo parametrų. Ir atitinkamai tiesiog jums apšviečia pernelik stipriai, pereksponuoja, reiškia, jūsų paveiksliuką. Kameros langas, Mantas klausia, tai gali dar kartelį pasižiūrėti, tai kad pereiti į vaizdą per kamerą, tiesiog spaudžiame C raidę. Jeigu kamera nėra aktyvi, jūs matysite kamerų sąrašą. Jeigu kamera yra pažymėta, paspaudę C raidę, jūs iš karto matysite vaizdą pro kamerą. Jeigu esant vaizde iš kameros, kai jūs žiūrite pro kamerą, jūs norit pasikoreguoti, tai vidurinės pelės klavišas kilnoja kamerą lygiai taip pat kaip anksčiau, bet jeigu jūs norit daryti orbit funkciją, reiškia sukti kamerą tą aplink tą tašką, jūs spaudžiate klavišą orbit camera. Tokiu būdu galite šiek tiek pasikoreguoti visą laiką kadrą. Dar kol vykdot, pratęsiu dar toliau savo pasigalvojimus, pasikalbėjimus apie virėjų vizualizavimą. Ten yra tokia nedidelė gudrystė. Aš čia jums vėl vis pasakoju apie tai, kad, taip baziškai, taip, kad suvoktume. Iš esmės, jeigu mes imtume, fiziką, kažkokį tai mūsų fizikinį realų pasaulį, tai, kaip jūs žinot, nuo šviesos šaltinio sklinda dalelės šviesos, fotonai, ir jos atsispindi nuo paviršių, ir galiausiai kamera arba akis surenka į save tos fotonus ir taip mes matome paveiksliuką. Taip ant akies, reiškia, paviršiaus yra nervai, kurie tiesiog atkuria mums paveiksliuką, lygiai taip pat kaip kameros matrica ant paviršiaus atvaizduoja mums vaizdą. Lygiai taip tas pats skaičiavimas ir lygiai tas pat ta pati procedūra vyksta 3D Max. Tai šiuo atveju virėjus pasitelkęs jūsų centrinį procesorių, tai kompiuterio procesorius tiesiog paleidžia spindulį ir skaičiuoja jo trajektoriją, kaip jis sklinda scenoje. Vienintelė gudrybė šiuo atveju, kuris skiria virėjo nuo to fizikinio pasaulio realaus, yra tai, kad virėjaus atveju mes skaičiuojame ne nuo fotoreceptorių, ačiū Gintarai. Virėjaus atveju mes skaičiuojame nuo kameros. Jeigu realybėje fotonai yra nuo šviesos šaltinio sklinda, tai virėjaus atveju skaičiavimas vyksta nuo kameros. Ką mes išlošiam tokiu atveju? Mes išlošiam tai, kad jūs neskaičiuojate tų spindulių krypčių ir tų spindulių galimybių už kameros ribų. Jūs turite tam tikrą langą, tam tikrą savo freimą, reiškia, kuriame dirbate, ir jūs nebeinate skaičiavimus už to freimo ribų. Priešingų atveju fotonų krypčių galimybių būtų begalinis kiekis. Yra tokie vizualizavimo varikliukai kaip Maxwell, kuris būtent ir naudoja tą būdą. Jis skaičiuoja nuo apšvietimo šaltinių. Ir jūs turite begalinį kiekį tų spindulių, jūs galite skaičiuoti neišjungdami nors ir ten 3 metus. Paveiksliukas tiesiog tuo atveju gražėja kiekvieną kartą, darosi vis tikslesnis. Tai virėjaus atveju mes turime freimą, kurį mes galime suskaidyti kažkokius kvadratus ir laikė tiesiog palaipsniui atkurdinėti tą mūsų paveiksliuką. Tai štai tokia logika yra, taip jeigu kaip draugams pasakoti labai paprastai. Vėl klausiu, kaip pavyko su kameromis. Pavyko? Nelabai. Kaip jums ten sekasi, noriu žinoti. Daugiau mažiau ar pavyksta, matau, tai nepavyko kažkam. Parašykit man laišką, pabandysiu atsakyti. Arba pagelbėti, arba tiesiog pasikartokit užrašą. Įrašą tai yra, pakartokit, įrašas vis tiek bus, tai pabandykit tiesiog pasikartoti po to. Jūratė, kad orbit spausti. Tiesiog yra, atkreipkite dėmesį, jūs matote aktyvų langą dabar, kurį aš demonstruoju, ir apatiniam dešiniajam kampe yra antras mygtukas nuo dešinės, jis yra šiuo metu nuspaustas, yra
yra toks ir apskritimukas ir aplinkui. Ar kalbėsime apie tikslesnius kameros nustatymus? Galime trumpai prasibėgti, bet gal kai pradėsim vizualizuoti, tada mums bus svarbiau. Tai aš prasibėgsiu apie žiūrėjimo kampą, apie tai, kaip išlaikymą nustatyti. Aš manau, kad labai bus svarbu, tai pasižiūrinėsim būtinai. Bandome nueiti ir sukurti apšvietimo šaltinį. Noriu, kad dalyviai dabar, jeigu gali, draugai, sutelkite dėmesį į ekraną. Iki pertraukos 10 minučių prisėskim, pasibaigim su šviesos šaltiniais. Tai visas šviesas arba visus objektus, kurie išgauna šviesą, galite rasti skiltyje Create, Lights ir štai čia. Yra keletą tipų, yra Photometric, Standard, vyriai. Pas ką vyrėjaus nėra, tai vyriai skilties jūs neturėsite, jūs turėsite tik Standard ir jūs turėsite tik Photometric. Aš asmeniškai, kadangi toks vyrėjaus fanas ir daugiausia su juo leidžiu, aš nustatinėsiu vyrėjų atveju, kas vyrėjaus neturi, užrodysiu, trumpai po to, kai parodysiu, kaip su vyrėjom tą daryti, parodysiu, ką jums tada daryti tuo atveju, kitą sistemą nustatysit. Tai vyrėjaus atveju turime Lights, vyriai skilti ir vyriai Sun. Arba vyriai Light. Tai vyriai Light išgauna keletą šviesos šaltinių tipų, tai gali būti plane, gali būti dome, sfera, šviečianti skliautas, ir kažkoks pasirinktas jūsų objektas, mešas. Šiuo atveju mes naudosime vyriai Sun, kurį sukurdami tą Saulės objektą, jūs automatiškai gausite pranešimą, ar norite susikurti dangų. Aišku, menamą, jo čia dabar nematysim kaip objekto, bet jis bus nustatytas. Tai manau, kad vaizdai iš viršaus. Pradėsiu kažkur nuo čia, tiesiog štai taip pastatysiu objektą ir nukreipsiu šviesos šaltinį į mano objektus. Automatiškai gausiu pranešimą, would you like to automatically add a vyrai sky environment map? Sakome yes. Ir pasisukę mes matysime, kad štai čia yra pati ta Saulė jos objektas ir štai čia nukreiptas jos taškas. Jis šviečia konkrečiai štai tokiu kampu. Truputį atskleisiu tą Saulę, reiškia, kaip jinai veikia. Vyriai Sun ir kita sistema, kurią mes nustatysim, veikia taip. Kuo aukščiau yra pats Saulės objektas, kuo aukščiau mes ją nustatom, tuo šviesesnė pati Saulė darosi ir atitinkamai prisitaiko mūsų dangus. Mūsų dangus tiesiog bando prisitaikyti automatiškai prie mūsų Saulės, tam, kad jis galėtų būti, sakykime, taip mes gausim saulėlydį, tai dangus bus rudos spalvos, tokios geltonesnio atspalvio. Jeigu mes Saulę pakelsime aukštai, mūsų dangus prisitaikys ir atrodys tiesiog skaidrus kaip vidurdienis, bus žydras ir tokios žydros balsvos spalvos. Atstumas, štai šitas atstumas nuo jūsų Saulės šaltinio iki jūsų objektų neturi reikšmės. Kadangi mes įsivaizduojam, kad tai yra Saulė ir jos spinduliai pasiekia Žemę lygiagrečiai, mes lygiai taip pat ir šešėlius paišom, kad jie yra lygiagretus nuo objekto, tai atstumas šiuo atveju nepriduoda galingumo arba silpnumo, ten kuo toliau jūs ją padeda, to silpniau šviečia, taip nėra. Jeigu kalbam apie kitus šviesos šaltinius, kaip vyriai Light, sakykim, tai tada taip atstumas nuo objektų turi reikšmės. Kuo objektas toliau nuo apšvietimo šaltinio, tuo silpniau matysis šviesa, tuo toliau bus objektas. Saulė pati veikia taip pat kaip ir kamera, irgi galime su move stumti ją kažkaip tai persukti į kitą pusę, ten vaizdai iš viršaus. Dabar, kolegos, kas neturi vyriai Sky, vyriai Sun, arba nespės mums suinstaliuoti, yra vadinama Daylight System. Tai susiraskime skiltį Create, Systems, Standard ir yra Daylight. Tai yra iš principo tas pats, tik tai jūs turite, štai tokį objektėlį, kurio pagalba tiesiog galite nusistatyti Saulės apšvietimą. Tai lygiai taip pat Saulė dangus susikuria štai taip automatiškai. Tai dar kartelį pasikartojus, turite System, Standard, Daylight System.
Dabar, kad keisti objektų parametrus, dabar čia, reiškia, kalbėjom, reiškia, jūs visgi esate naujokai 3ds Max'u, tai kaip aš minėjau, bet kokius parametrus objektų jūs jau randate ne create skiltyje, bet modify skiltyje. Tai jeigu esu pasižymėjęs objektą kurį nors, sakykime, šiuo atveju mūsų daylight system, tai jos parametrai, to objekto parametrai slepiasi po modify skiltimi, štai čia. Lygiai taip pat, jeigu aš nuspausiu saulę, štai čia visi jos parametrai. Kamera ir jos parametrai aktyvios kameros yra štai čia. Viską galit matyti. Tai pabandom tiesiog užsidėti, kas neturi Virėjaus tiesiog daylight system, kas turi tiesiog Virėj Sun. Kol dedate, kaip klausia, kaip išeiti iš kameros, tiesiog bet kurią projekciją man tai pasirenka, top, front, left ir viskas, ir jūs jau pereinate kitą visiškai, kitą projekciją jūs galite valdyti toliau kamerą savo laisvai. Pasidarom kameras, taip aš pasidarysiu paveiksliuką jau savo. Tai kol jūs darot, dabar turit dar 5-8 minutės užsidėti apšvietimui. Aš trumpai tiesiog pakomentuosiu, kasgi ten su ta Virėj Sun, Virėj Sky buvo. Tai Max'e yra tokia vieta, kuri vadinasi Environment Map. Tai yra tokia vieta, į kurią galima įdėti tekstūrą, kuri užsideda kaip skliautas aplink visą mūsų 3ds Max sceną. Jis yra menama, bet tiesiog apgaubė visą mūsų sceną. Tai kaip jūs suprato dabar iš idėjos, kad Virėj Sun tiesiog yra kaip objektas, kuris yra nukreiptas, kūrė šešėlius. Virėj Sky susikūrė ir prisiskyrė į tą vietą, kuris atsako už tą tekstūrą, už tą, reiškia, mapą, kuris mums sukurs aplinką, kuris švies kaip aplinka. Kam įdomu, kas jau truputį pažengęs, tikriausiai esate girdėję apie HDRI apšvietimą. Tai būdas, kai jūs lygiai tą patį apšvietimą galite nusistatyti ne tik tai su kažkokiom tai dirbtiniais, su kažkokiais objektais, tokia kaip Saulė ir va štai tas dangus, bet jau su pilna dangaus skliauto nuotrauka. Tai HDRI yra tekstūra, kuri yra dangaus nuotrauka, skliauto kažkoks aplinkos nuotrauka 360 laipsnių, kurie apgaubė mūsų visą sceną. Ir pagal tai 3ds Max'as gali pilnai su visais atspindžiais, su visa atmosfera perteikti apšvietimą. Kam įdomu, galite pasižiūrėti. Ir kol jūs baiginėjate šiek tiek su to saulės apšvietimu, su tom kamerom, aš keletą tiesiog ir praeitą seminarą irgi rodžiau, keletą resursų iš interneto, tiesiog kur galima pasižvalgyti inspiracijos, kur galima pasižvalgyti nustatymų, šiek tiek Virėjaus pamokų. Man asmeniškai peterguthrie.net labai patinka. Ir architektas, vizualizacijos specialistas, rašo blogą, galite pasižiūrėti ten pas jį. Tai kas yra pažengęs, kam įdomu pasiskaitinėti apie tą apšvietimą, tai pas jį reikia eiti, pasižiūrėti, kaip jis apšviečia savo scenas ir kaip ant pas jį viskas funkcionuoja. Kitas resursas, kurį irgi visiems rodau, manau pasirodys naudingas, šiek tiek galbūt off-topicas šiandieną, bet yra feedysky.org. Tai modelių tiesiog pilna objektų bazė, yra mokami, yra nemokami modeliai, galite pasižvalgyti, atsisiųsti, dirbti su jais. Ronen Beckerman, irgi puikus resursas, tokia nedidelė kompanija, community, jau ten bendruomenė, visa vizualizatorių. Man asmeniškai patinka pasižiūrinėti, kaip jie kūrė tas atmosferas, kaip jie komponuoja tos kadrus. Visai smagu. Ir mir.norway. Norvegai, kurie vizualizuoja
Nebūtinai su virėjom, neatsimenu tiksliai, kurie įrankį konkrečiai naudoja, bet visiems rekomenduoju būtent juos pasižiūrėti, vien tik tai tam, kad pasižiūrėti, kaip jie kūrė atmosferą. Ten iš principo, kaip pamatysit, jų darbuose nėra kažkokių tai stebuklingų 3D technologijų, jie nenaudoja kažkokių super modeliavimo įrankių, super vizualizavimo įrankių, daug dirbo su Photoshopu, bet kūrė iš tikrųjų išskirtinę architektūrą, nesukurtą architektūrą vis dar. Tai visiems, kam įdomu, kaip perteikti idėją, kaip perteikti sumanimą, reikia pas juos eiti. Paskutinį kartą klausiu, kaip pavyko šviesa. Klaustukas pavyko. Ne. Ir einame papertraukauti. Aš pasidarysiu 5 minučių pertrauką. Nestabdysiu broadcasto, nes po to, žodžiu, visus atjungs nuo mūsų kambario, tai tiesiog išjungsiu garsą video, tai jūs irgi neatjunginėkit savo kompiuterių nuo kambario pačio, pasilikit tiesiog užvertą langą, pasidarysim trumpai pertrauką, grįšime po, dabar, kiek aš matau, dabar yra 21:08, tai 21:15 pradėsime, aš jau būsiu grįžęs, pradėsime ir manau, kad pratęsime ir galutinai pasižiūrėsime, kaip veikia virėjus. Per tą laiką, kol aš pasidarysiu trumpą pertrauką, jeigu galite, atsisiųskit virėjų ir susidėkit tas pačias kameras, aš manau, kad bus įdomu, kas neturi virėjaus, turit kaip tik laiko, labai greitai ten viskas instaliuojasi. Dėl ko prašau, nes tiesiog mes dabar paskutiniam etapę nagrinėsim, kokie ten yra parametrai nustatymai, kaip paleisti renderį, kaip jį stabdyti, kaip ten kokybę nustatyti, tai dėja dvi atskiras sistemas, 2 atskirus renderius negalėsiu parodyti, ten su Mentolu ir su šituo, matyt, laiko mums neužteks, tai principai tikrai tie patys, ką jūs ten benaudotumėt, bet jeigu turit galimybę, atsisiųskit demo versiją, bus patogiau. Tai pabėgu 5 minutėm pailsėti ir neatsijungkit, lauksiu.
Vienas, du, grįžtų. Sveiki, dar kartelį, reiškia, labai dar man patinka vienas įrankis webinaruose. Galite pakelti rankas, tai norėčiau, kad pakeltumėt rankas, ar gyvi, ar dalyvaujat, turi dar jėgų, pakelkite rankas, kas dar turi jėgų ir dar nori mokytis toliau. Super, matau, keliat pabiškį. 6, 7 kol kas iš 30, tai taip, reiškia, trečdalis auditorijos dar gyvuoja. Gerai, matau. Smagu, tai šiandien, kaip mato, turime nemažai dalyvių, šiuo metu matau 30 dalyvaujančių, tai visai smagu, užsiregistravusių buvo šiek tiek daugiau, bet, gal ne visi spėjo, ne visiems pavyko, bus ir kitų. Tai dabar taip, aš numesiu visas rankas, jeigu galit. Biški norėjau dar irgi susirintuoti pabaigai. Atsiprašau, dar kartelį rankas pakelkit, kas virėjų turi, kam pavyko suinstaliuoti, kas turi virėjų. Irgi pakilnokit dar kartą ranką. Ir aš perinu tada į ekraną. Keletą turi žmonių, 6 matau. Gerai, kas neturi, pabandysim, bus įrašas, vis tiek galėsit suinstaliuoti ir pratesti, tiesiog pasikartoti ten tą vietą, pabandysim spėti ir taip nustatyti, bet pasižiūrėsim, kaip pavyks. Tai iš dar kartelį 3ds Max grįžtų. Išsitrinsiu apšvietimus man nereikalingus. Irgi dar tokį dėmesį norėjau atkreipti, kadangi kalbėjom, kad visgi čia parametrai ir objektai yra pritraukti, bandyta pritraukti prie fizikinio pasaulio, tai turėkite omeny, kad jeigu sudėsit 2 saulės, tai gausite 2 arba 3 saulės vienu metu, tai gausite nekorektišką apšvietimą, tai galingumas apšvietimas skaičiuosis kaip 3 kartus didesnis negu prie vienos saulės, tai atitinkamai jūs gausite tokį nekorektišką apšvietimą, tiesiog bus per šviesu arba atvirkščiai, jeigu neuždėjot apšvietimo, tai bus tamsu. Pakalbėkim biškiai apie virėjų ir apie bet kokį kitą vizualizavimo variklį. Tai Max'e, tam, kad pasirinkti ir pradėti tvarkyti nustatymus jau tą pačio Render Engine plugino, to objekto mūsų, tai jūs turite nueiti į nustatymus Render Setup. Trumpinys yra F10 arba štai šitas mygtukas, nežinau, tai kaip ten pas jūs interfeisai, virdulys tas klasikinis su tokio meniu, Render Setup. Štai čia mes jį turime. Ir visų pirma, mums reikėtų pasitikrinti, ar koks pas mus yra nustatytas vizualizavimo variklis, nes jų vienu metu Max'e gali būti ir keletą instaliuota. Tai gali būti ir Corona, ir Maxwell, ir vyrai, ir Mental Ray. Jie visi vienu metu gali slėptis Max'e, bet aktyvus vienu metu gali būti tik vienas. Render Setup skiltyje Common, užsklandoj Common. Praskrolinam iki pat apačios, štai čia jūs turite tokį ploną scroll bar ir galite nueiti į Assign Renderer. Reiškia priskirti Render Engine, reiškia varikliuką, kuris skaičiuos. Pasižiūrėkit, turime 2 skiltis, Production ir Material Editor. Kaip jūs matote, abi skiltis pas mane pasirinkta vyriai ADV, vyriai Advanced. Jeigu spulstelėčiau Choose Renderer, atsidarytų visas sąrašas šiuo metu esančių vizualizavimo variklių. Tai kadangi pas mane vyrėjus jau pasirinktas vyriai Advanced, tai aš jį ir palieku. Pas ką nėra, pasirinkim NVIDIA Mental Ray, pas ką yra vyriai, tai būtinai pasižiūrėkit, kad būtų vyriai Advanced. Gali būti, kad pas jūs yra naujesnis interfeisas, tai Common skiltyje jūs iš pat viršaus, kiek aš atsimenu, naujesnė versija, iš pačio viršaus yra renderer ir tiesiog perjunkit į vyriai. Pasidarykit taip, kad aktyvus varikliukas būtų vyriai. Vienas dalykas. Antras dalykas, kurį dabar noriu, kad pasižiūrėtumėt, yra
Pas mane pakybo vaizdas. Nu vat, reiškia, grįžtam, atsiprašau, F10 yra render setup. Jūs nustatot, reiškia, ten, kur jūs nustatot savo nustatymus, reiškia, vizualizavimo. Ar pavyko, ar viskas veikia? Taip, kas čia vyksta dabar žiūriu, kažką čia kilnojat, man darot. Geras garsas, bet nesimato vaizdo. Pabandom dar kartelį, žiūrėkit, aš numetu visų rankas. Dar kartelį į chatą pliusikus, ar matosi skrynas mano? Nematome prezentacijos langų. Dar kartelį aš tada perjungsiu. Sekundę. Reiškia, dar kartelį šerinu skryną. Ne viskas čia dar taip gerai. Va, skrynas mano. Ir dar kartą dabar visi pliusikus sudėkit, kad matosi viskas ir nepastrykit. Tai tiesiog gali būti, kad nesimato, kad pelytė judėtų. Matosi. Gerai, tada dar kartelį, va, matosi. Gerai. Bandom dar kartelį nuo pradžių, tada gerai, nuo F10. Aš į chatą parašiau jums. F10. Render setup. Tai dabar žiūrėkit, visi dabar į tą ekraną dėmesį susitelkit, tada, kad dar kartelį viską pasikartosim. F10 render setup. Pas mane interfejsas yra senesnis, 2014 metai, dar plus virėjus yra senesnis. Tai kaip matot, mano atveju tai yra pati meniu skiltis yra apačioje, assign renderer, viršui tai yra skiltis common. Ir aš renkuosi production, vyriai advanced. Jeigu pas jūs virėjus ir maxas yra naujas, jūs iš pat viršaus matote production render mygtuką. Nu, kažkur čia yra, bet iš viršaus pasirinkimas. Aš tiksliai neprisimenu, bet turėtumėt jūs jį pamatyti. Ir perjungėt į vyriai. Perjungėt tiek material editorius, tiek production turėtų būti vyriai arba mentalai. Turėtų pavykti. Kitų žingsnių trumpai apie medžiagas. Žodžiu, tam, kad pradėti vizualizuoti ir vizualizacija būtų korektiška, kiekvienas vizualizavimo variklis dirba su savo medžiagom. Tai reiškia, kad jeigu, sakykime, mes dirbame su vyriai, tai mes dirbame ir su vyriai medžiagomis. Jeigu mes dirbame su mentalai, mes turim naudoti mentalai medžiagas arba standard medžiagas. Nes kiekvienas varikliukas pagal save pritaiko truputį tas medžiagas ir taip, kaip jis dirba su tom medžiagom. Kiekvienas turi savo šiek tiek parametrus. Aš paspaudžiau raidytę M ir turiu prieš save material editor. Reiškia medžiagų mano redaktorius, ten, kur aš atskirai galiu nustatinėti. Kaip matot, meniu nemažas. Aš pasitikrinsiu, ar jūs matot. Nesimato F10. Supratau. Jūs, gerai, tada padarykim taip. Aš išjungsiu kamerą ir pradėsiu visą skryną sharinti jums, tada turėtų matytis. Aš atsiprašau dar kartą. Pasakoju, bet nieko nesimato. Entire screen. Share. Dabar turėtų būti gerai. Aš matot, aš lygiai greičiai nematau, ką jūs man rašot ir ką aš veikiu. Tai turėtų dabar veikti F10, va štaip, nes aš pamiršau, tai yra atskiras langas, matyt, dėl to nesuveikia, labai atsiprašau visų. Va, F10, render setup. Common skiltis ir žemiausiai vietoje turime production ir material editor visur virėjai sujungti. Pas jūs bus va čia viršuje. Production ir pasirinkite vyriai, ten pas ką yra demo, pas tai yra demo. Galite į apačią nueiti ir čia pasirinkti Mental Ray, NVIDIA Mental Ray. Ok, kaip jūs matote, nustatymai pasikeičia pagal kiekvieną vizualizavimo varikliuką, kokybės parametrai pasikeičia automatiškai viršui, nes nustatinėjimas būna kiekvienam varikliukui būna nustatinėjimą atskirai. Tai aš dar kartelį į virėjų perjungsiu. Turėtų būti viskas gerai. Dabar
Apie medžiagas pasikalbam, tai M Material Editor, M raidytė. Jūs turite medžiagų redaktorių ir jų yra du tipai – Slate Material Editor ir Compact Material Editor. Štai taip pat atrodo senesnė versija visą laiką, štai taip mes turėjome medžiagų tokį redaktorių. Taip mes turime Slate Material Editorių, tokį šiek tiek kitaip atrodantį, gal patogesnį, bet užimantį daugiau vietos atitinkamai. Nesustokim truputį ties tom medžiagom, aš jau trumpai papasakau, kad kiekvienas varikliukas turi savo shaderius, turi savo medžiagas. Ir gal kurso metu, gal kito atskiro webinaro metu mes padarysime jau šiek tiek galbūt pažengusiems, galima bus atskirai pakalbėti, nes čia galima atskirą webinarą daryti apie vieną medžiagą ir pasakoti apie tai, kaip medieną kurti arba kaip betoną sukurti tikrovišką. Šiandien tiesiog mums reikia uždėti standartinę medžiagą mūsų objektams, keletą standartinių medžiagų su spalvom, tiesiog, kad tai būtų spalvoti kažkokie objektai. Daugiau iš mūsų šiandien nieko nereikia. Šiek tiek apie Material Editorių. Tai iš kairės jūs turite juostą, kur turite medžiagas, medžiagų sąrašą ir tekstūrą, tai yra naujas medžiagos arba tekstūros, kuriuos galite išnešti štai čia į paletę, į tą pagrindinį vaizdą, į paletę ir čia redaguoti jūs. Pats veiksmas, kurį man reikėtų atlikti, yra štai čia. Aš praskrolinu šiek tiek žemyn, susirandu vyriai skiltį ir susirandu vyriai MTL. 2 kartus spustelėjęs arba tiesiog galiu pernešti štai taip tą medžiagą. Arba galiu 2 kartus spustelėti, kad atsirastų vėl nauja medžiaga. Štai čia mano laukelė susikūrė 2 naujos medžiagos. Čia lygiai taip pat galiu naviguoti. Nu, čia tiesiog yra laukas, kur aš turiu medžiagas. 2 kartus spustelėjęs štai čia ant pavadinimo, atsiranda jau 3 užsklanda, reiškia iš dešinės pusės, kur mes turime visus tos konkrečiai medžiagos parametrus. Tai ar jūs būtumėt, kas neturi virėjaus yra standard medžiaga, tai tiesiog susiraskite standard skiltį ir standard medžiagą, štai taip jinai atrodo. Jos parametrai štai čia 2 kartus paspaudžiat, kaip matot, štai toks punktyrinis apvadas turi būti aplink medžiagą. Diffuse skiltis atsako už medžiagos spalvą. Jeigu aš pasirinkčiau violetinę spalvą, štai taip atrodytų spalva. Virėjaus medžiagos atveju, kaip jūs matot, mes turim kitus parametrus, bet lygiai tą pačią diffuse skiltį ir galime ten priskirti žydrą, pavyzdžiui, spalvą, cyaną. Aš šiuo atveju nedarysiu labai ryškios spalvos, nes jinai labai, reiškia, neorganiškai, labai plieks mums ten labai keista spalva kokia nors. Tai kažkokia tai šviesesnė spalva pasirinksiu, bet ne baltą, nu ne visiškai baltą, kad nebūtų, nu kažkokią pilką spalvą pasirinksiu. Tam, kad uždėti medžiagą, aš truputį pasitrauksiu su savo Material Editoriu, truputį patrauksiu į šoną. Pažymėsiu mano objektus esančius, nesvarbu, kad aš pažymėjau kamerą, nuo to nieko blogo neatsitiks, tiesiog pažymėsiu objektus, aktyvuosiu tą medžiagą, 2 kartus paspaudimas ant medžiagos turi būti štai toks punktyras aplinkui ir paspausiu mygtuką Assign Material to Selection. Spusteliu, kaip matot, medžiagos pasidarė pilkos. Jeigu norite tikrai įsitikinti, kad užsidėjo, pasitikrinkit kokią nors ryškę spalvą. Štai taip, pas mane spalva, kadangi medžiaga yra priskirta, jinai taip jau funkcionuoja. Pabandau atidaryti langą, pasižiūrėti, kaip jums sekasi. Ai, va, pliusikus. Čia, kaip matot, tiesiog, kai aš pradedu publikuoti visą skryną, tai į begalybę nueina visas tas paveiksliukas, reiškia mūsų, į begalę, tai taip jau yra, dėl to aš neskryninu. Nu, dabar pabandykit pliusikus pamėtyti, kam pavyko jungti virėjų, kam pavyko sukurti medžiagą, arba kam nepavyko, tai va 3-4 minutės tiesiog tam pasidaryti 5 minutės. Tai jūsų užduotis dabar tiesiog priskirti medžiagą, sukurti ją, priskirti, ten būtų tai virėjaus ar kažkokia tai kita medžiaga, mental ray medžiaga, super, pavyksta. Labai gerai.
sakau, padarysim kitą webinarą, tada kitą kartą šiek tiek labiau gal pakalbėsim apie tas pačias medžiagas, priskirimą, kaip ten jinai kūrėsi, ne šiandien. Šiandien apšvietimas. Paskutinis man tas klausia, paskutinis punktas, kad jau prisiskirtų medžiaga. Nu gerai, dar kartelį, Jūratė nepavyko. Jūratė ir Mantui kartoju labai greitai, tai dėmesį šiek tiek ekraną turėtų matytis. Tai objektus turi būti apžymėjęs visus. M raidė atranda material editorių. Iš kairės pusės susiraskite vyrai material arba standard material. Standard turi būti parašyta arba vyrai MTL. Ištraukit jį laukelį, nes, suprantat, medžiagų editorius veikia kaip redaktorius, tas veikia kaip paletė, kaip jūs tapytumėt su, ten, nežinau, su aliejiniais dažais, tai jūs tiesiog turite paimti dažą ir pernešti ją čia ant jūsų paletės ir jau iš tos paletės jūs ją įkeliate į savo sceną, priskiriate objektus, nes paletė gali būti medžiagos, scenui gali tų medžiagų nebūti, arba atvirkščiai. Scenui gali būti priskirtos medžiagos, bet jų gali ir nebūti paletė. Tai kaip jūs panorėsit, kaip jūs norėsit dirbti, taip ir atrodys visą tai. Tai susikūrėt štai standartinę medžiagą, pasirinkom diffuse skiltyje pilką spalvą, medžiaga turi būti aktyvi. Kaip įsitikinti, kad medžiaga aktyvi? Štai turi būti toks punktyras aplink ją. 2 kartus spusteliu, štai čia ant pavadinimo, jinai aktyvi yra ir štai yra mygtukas toks, reiškia, spalvytė priskiria žaliam kubikui, assign material to selection. Arba A raidė. Prisiskiria material editorių, galite uždaryti. Viskas. Pratęskim toliau, nebedaug laiko turime šiandieną. Aš čia transliuoju visą tą laiką. Nueisiu, čia dabar labai svarbu, kad viskas, žodžiu, suveiktų taip, kaip mes norim. Jūsų vaizdas, ta aktyvus vaizdas, active viewport, turi būti vaizdas pro kamerą. Priešingų atveju virėjus arba kita programa skaičiuos tiesiog iš viewport, tiesiog iš jūsų pozicijos ir automatiškai nesiskaičiuos jūsų išlaikymas diafragmos parametrai kameros. Ir jūs gausite tiesiog baltą vaizdą, jums persišviestas paveiksliukas, jis bus per šviesus, nes nebus kameros parametrų. Tai aktyvus vaizdas, štai čia, kaip jūs matote, turi būti vyrai physical camera. 001, pas mane šiuo atveju. Ir tam, kad paleisti skaičiavimą, yra trumpas klavišas Shift plus Q. Arba štai šitas virdulys, kuris vadinasi Render Production. Aš jį greitai, aš pasitvarkysiu nustatymus, teisingai, paspaudžiu ir tiesiog palaukiu, kol susiskaičiuoja paveiksliukas. Pabandom visi atlikti tą patį. Julija, jaučiuosi durna, kodėl tai, kai pakeičiau editorių, pas mane juodus langelius prie materialos tai rodo. Julija, pas jūs aktyvus variklis koks įjungtas. Jo, pasitikrinkit, kad virėjus turi būti aktyvintas. Arba versiją man parašykit savo, kokia versija pas jūs Maxo ir virėjus. Virėjus galite nerašyti versijos Maxo, parašykit, aš jau susivoksiu, su kuo jūs ten dirbat. Parašykit versiją. Jo, Paulius teisingai rašo, virėjus turi būti aktyvus. Tai paspaudus vėl tas render setup, F10 turėtų būti priskirtas common skiltyje, žemiausiai skiltyje assign render ir turi būti production ir turi būti pasirinkta vyriai. Būtinai. Jo, pas jūs iš viršaus, Julija, turi būti iš viršaus, pas Jūratė irgi, jeigu naujesnė versija iš viršaus, jūs turite turėti ten pasirinkimą tą. Pas jūs taip pat, tai va, pasitikrinkit, sakau, F10, nueinat į žemiausią vietą, pasitikrinat, ar tikrai suveikia. Turim važiuoti toliau, po to, jeigu kas, pasižiūrėkit dar kartelį keletą kartų video ir manau, kad pasidarys, ten tikrai nesudėtinga. Dabar pliusiukai, kad pas kas susirenderino, kažkoks langelis atsirado ir kažkas susiskaičiavo. Pamėtikit pliusiukų, man prašau. Pasižiūrėsiu, kaip jums čia pavyksta.
Super. Dabar tie, kas pliusiukus reiškia rašo, daro spaudimą tiem, kas viskas nepavyko. Super. 1, 2, 3, 5 matau, 6 matau. Panagrinėkim, ką gavom. Tai parašėt pliusus, panagrinėkim, ką gavom. Kaip matot, atsirado mūsų dangus, kaip jūs jį ir matot, jis toks iš violetinio į mėlyną pereina. Matot apšviestus objektus, sklinda nukreipta šviesa, šešėlės matosi, kad apsišviečia mūsų poligonai, tam tikri neapsišviečia. Dabar čia labai svarbus komentaras. Kaip jūs matot, šešėlių vietos yra visiškai juodos, iki juodos spalvos, nulinės juodos. Kodėl taip yra? Taip yra todėl, kad Virėjus ir bet koks kitas vizualizavimo variklis turi tą specialų mechanizmą tokį. Tas mechanizmas atsako už tai, ar aš skaičiuosiu spindulį, kuris atsispindi, ar aš skaičiuoju tik tai tiesioginį spindulį. Tai pasižiūrėkit, kas įvyko. Pas mus, kadangi nebuvo daryta jokių nustatymų, mes skaičiavom tik tai spindulį, kuris tiesiai pataikė į virdulį. Tai kaip jūs matot, tos vietos, kur mano saulės spinduliai pateko ant objekto tam tikrų kampų, apsišvietė. Ten, kur visiškai nepateko spinduliai, tiesioginiai spinduliai, liko visiškai juoda spalva, visiškai juoda liko. Tai tam, kad pradėti įgauti kažkokį tai fotorealizmą ir pradėti skaičiuoti jau gražesnį paveiksliuką, mums reikia aktyvuoti skriptus, aktyvuoti mechanizmus, kurie pradeda skaičiuoti ne tik tai tą tiesioginį šviesą, bet ir pradeda skaičiuoti, kaip tas spindulys vaikšto po mano sceną ir kaip jis atsispindi. Tai dabar visi irgi dėmesio ekraną bandom pasižiūrėti, kur tą galima rasti. Virėjaus atveju jūs turite skilti Indirect Illumination arba GI. Ko gero pas visus bus GI raidė, tiesiog Global Illumination, jinai vadinasi dar. Nueikime į Direct arba, pas mane irgi skliausteliuose GI parašyta. Ir kaip matote, nėra pažymėta varnelė ON. Pas jūs tikriausiai pas daugelis bus išjungta varnelė. Būtinai čia reikia paspausti ON klavišą. Paspausdami ON klavišą mes aktyvuojame du mechanizmus, kurie iš eilės vienas po kito pradeda skaičiuoti netiesioginę šviesą, bet spindulio kryptį, kaip jis atsispindi mūsų scenoje, kaip jis funkcionuoja, kur toliau jis nueina. Ir kaip sąveikauja tie objektai su mano aplinka. Tai aktyvavęs jie dar kartelį paspausiu klavišą Render ir pasižiūrėsiu rezultatą dabar. Kaip jūs matot, skaičiavimo laikas, aišku, pailgės dabar. Luktelim keletą minučių, pasižiūrėsime rezultatą. Tai kaip jūs matot, dabar atsiranda mano objektai, skaičiavimas vyksta lėčiau, pas mane tik nešiojamas kompiuteris, aš turiu tik 4 branduolės, tai 4 tokių kvadratų skaičiavimas vyksta. Ir kaip matot, šiuo atveju virdulio apačia, pavyzdžiui, arba štai čia mano kūgis, kuris meta šešėliais, nėra visiškai juodas. Kadangi šviesa sklinda erdvėje ir atsispindi tiek nuo virdulio, tiek nuo to paviršiaus, tiek nuo tų kažkokių kūnų. Štai šitą šešėlį mes turime pašviestą. Ir jis jau nėra visiškai juodas. Tiek dangus, tas dangaus skliautas, kuris yra aplinkui, irgi turi tam tikrą apšvietimą ir jis jau apšviečia mums. Tai tokiu atveju prie virdulio jau apačios mes turime pakankamai tamsią fragmentą, nes ten patenka mažiausiai spindulių ir ten mes turime štai tokį ryškiausią šešėlį. Tai kaip jūs matot, mes turime pakankamai, reiškia, realistinį, jau realistiškesnį žymiai paveiksliuką. Kaip jums ten pavyko, sakykit, to iš kamerą aktyvuoju, startuojam, reiškia, ar pavyko renderis. Apklausa, jėga, pavyko. Nelabai. Dar kartelį atgalinį ryšį bandau su jumis, reiškia, sugauti. Kam nepavyko, parašykit komentaruose tiesiog, kas ten nelabai gavosi. Pabandysiu dar prasibėgti.
pabandysim atsakyti į klausimus, kas ten galėjo nesigauti jums. O pliusikai, matau, krenta. O, matau, daugam nepavyko. Rašykit, kas nepavyko, bandom pasižiūrėti, kasgi ten buvo negerai jums. Ką matot, bent jau parašykite. Pusė per pusę gavosi, reiškia. Ai, va, Julė rašo, vyriai seniau instaliuotas, jo, demo versija teisingai. Kai baigėsi versija, tai gausit juodą paveiksliukas, neskaičiuos jums. Gintaras Kučinskas, kaip šešėlių triukšmą sumažinti? Tu tiesiog bendrai, ten matot, yra atskiri parametrai, kurie valdo tokius dalykus kaip šešėlis, apšvietimas ir visa kita. Tai dėl to gali būti bendrai kokybė. Gintarį tiesiog galite atmesti, kas gavosi jums, irgi, kam kas gavosi. Žinot, kaip padarykim dabar irgi visi prašymas toks, reiškia. Info render.lt. Kam nepavyko surenderyti, atsiųskit print screeną, tiesiog paspauskit mygtuką print screen, įdėkit į Paintą, išsaugokit ir atmeskit. Kam pavyko, oi va, jūs net. Bandau nukopijuoti, pasižiūrėti, ką čia man rodot. Nuorodot kažkaip nesikopijuoja man, žinokit. Marius, bandžiau su Nvidia, airiai šešėlį iš karto geri. Nu, matot, jo, ten priklauso nuo nustatymo dabar, nes mes nekalbam apie tai gera ten kokybė, bloga kokybė. Tiesiog, žodžiu, aš apibendrinu, šią pamoką tikslas buvo parodyti step by step, reiškia, jūsų žingsnius. Mes lygiai taip pat darome visą tai mūsų kurso metu, greitas startas su 3ds Max, 2 dienų tas kursas. Kas svarbu man? Kas svarbu, kai aš kalbu arba mokinu naujokus? Man svarbu, kad jūs suvoktumėte žingsnis po žingsnio. Nuo pat pradžios, nuo pat objektų kūrimo, iki pat kaip iki galo nueiti. Kaip sukurti objektą, kaip uždėti jam tekstūrą, sudedam kamerą, sudedam apšvietimą, baziškai nustatom nustatymus, aktyvuojam virėjų, paspaudžiam mygtuką, turim rezultatą galutinį. Toks praktikumas, kurio tikslas visą laiką turėti veiksmų tą nuseklumą, veiksmų logiką, kad jūs suvoktumėt programą. Po to, pavyzdžiui, labai daug studentų jau pradeda suprasti kažkokius ir YouTube'ės filmukus, kažkokius atskiras temas, iškarpos ir jau gali toliau plėstis, vystytis, nes kaip aš visą laiką juokauju ir savo svetainį ir studentam dažnai sakau, kad, iš tikrųjų, 9% iš visų bandžiusių kažką daryti su 3ds Max sustoja dėl to arba nesimoko dėl to, kad neaišku, kaip, gerai, ten pradėjau, kažką modifikuoju, bet nesuprantu, kaip surenderinti. Ir metu, nes, neaišku mechanika. Tai bet šiandieną manau, kad pakankamai produktyvus buvo užsiėmimas. Pasibandėm, kas vyko nuo pat pradžios, pasidarėm objektus kažkokius, tai pabandėm juos pasirenderinti. Manau, kad pavyko, pabandykit, sakau, kam gaunasi print screenus, atmeskit būtinai, aš juos pasižiūrėsiu, man labai įdomu, kas ten gaunasi, kokie ten rezultatai. Po paskutinio webinaro irgi turėjom nemažai prisistų darbų, gal 15 netgi, visai buvo smagu sulaukti. Dabar eikim į pabaigą jau šiandienas, nes turime 15 minučių. Kas dar turit klausimų, parašykit. Tada jau iš viso ten paskutinę minutę atsakysiu jį. Dabar, kas man buvo svarbu, labai norėjau paklausti, ar šiaip reikia tų webinarų? Ar reikia daugiau webinarų? Kaip labai? Nežinau. Ir nereikia. Bandom suprasti, kaip jums pati mūsų mintis. Nes iš tikrųjų norime pratęsti toliau ir iš tikrųjų visai smagus formatas, man asmeniškai patinka, daug žmonių gali susirinkti ir matau, nauda iš to yra super. Matau, kad daugumai reikia.
Kitas dalykas, dar nepabėkit visi, žodžiu, nepradėkit dabar skirstyti, tik prašau, man reikia jūsų pagalbos dar labai atsakyti. Mes kalbėjom šiandien apie 3ds Max programą, apie vyriai priedą. Aš čia, aišku, noriu pats išmanau dar keletą produktų, pakankamai gerai su Revit programa dirbu, Lumion, SketchUp, Photoshop, postprodukcija su Photoshopu. Jeigu gali trumpai į chatą, kokiom programom dirbat jau ir kokiom būtų faina dar išmokti, kad aš suprasčiau, reiškia, ir dar, atsiprašau, padarykim taip, parašote, kokia veikla užsiima, ten, pavyzdžiui, interjero dizaineris ir ten studentas interjero, dirbu ten su tuo programa, noriu labai šitų programų išmokti. Būtų super, tiesiog matyčiau iš viso, kuo jūs gyvenat, ir ko jums dar reikia, kad reiškia, susivokti, galbūt ir tos pačius kursus darysime tada geresnius, arba iš viso atsiras nauji kursai, nes aš iš tikrųjų ne kiekvieną kartą suvokiu, kokių ten reikia dar papildomų tų kursų. Rašot, reiškia, kol rašot, reiškia, ką veikiat. Smagu. Šiandien, reiškia, kaip jaučiuosi, papasakosiu, kaip jaučiuosi. Labai gerai praleistas laikas, manau, kad man pačiam labai patinka padaryti kažkokius tai naudingus dalykus, įdomius dalykus, dalintis tą patirtimį, nes iš tikrųjų, kaip minėjau, yra vienas iš mano būdų aukti lygiai taip pat, pasakoju jūs ir kažkaip tai pritempti tas savo žinias, dar labiau jas struktūrizuoti. Trumpai, kol turim laiko, pristatysiu keletą mokymų, reiškia, mokamų mokymų, kuriuos organizuojam, kuriuos vykdom. Tai konkrečiai 3ds Max šiandien, tai jūs visi žino, tai yra greitas startas su 3ds Max. Mokymai svetainę galite pasižiūrėti, tuoj parašysiu svetainę. Camp 3ds Max. Nusiųsiu jums visiems savo svetainę. Sekundę. Max. Nedarys, nežinau, kaip čia jums atrodys tas pasiūlymas, palaukit, čia pabandysiu čia perkelti. Labai atsiprašau, kad štai taip padarysim. Tikriausiai nuorodą visi mato, rendercamp.lt, 3ds Max, tai greitas startas, kursas skirtas pradedantiesiems, tai kas pradeda, tik kai važiuoja 3ds Max, dirbam praktikumo formatu. Iš tikrųjų, viskas vyksta panašiai, kaip mes leidome laiką šiandien, aš papasakoju, parodau, turime įrašą, jūs pabandot, jeigu nesigauna, aš tiesiog konsultuoju, atsakau klausimus ir taip judam step by step, žingsnis paskui žingsnį. Jo metu, kaip aš jau pasiruošiau, kūrėme štai tokią nedidelę interjero sceną, aš jo atsidarysiu, tai parodysiu jums. Jo metu kursime štai tokią sceną. Interjero, tokia šiek tiek eksterjero, tokia dėžutė, šiek tiek interjero, kurios metu išmoksime bazinių modeliavimo įgūdžių, modeliuosime langus, rėmus, šiek tiek baldus, išmoksime susidėti baldus iš interneto, įkelti objektus iš kitų programų, dirbsime plačiau su kameromis, dirbsime plačiau su šviesos šaltiniais, irgi pabandysime dirbtinius šviesos šaltinius, pabandysime dar praplėsti vyriai sun, vyriai sky ir galutiniu atveju pasidarysime renderius, kurie atrodys jau pakankamai patraukliai kaip pirmam kartui. Pavyzdžiui, vieno iš studentų darbas paskutiniu metu, Modesto, toj sekundę susirandu šį, reiškia Modesto darbas, tai čia kažkur buvo, Modesto darbas iš intensyvo yra, Šiaulių darbas intensyvo, po paskaitų tęsis 8 valandas, tai 4-5 valandos vieną dieną, 4-5 valandos kitą dieną. Tai toks produktyvus kursas, kas nori greitai startuoti.
Ir tikrai, reiškia, rekomenduoju pradėti. Dabar, reiškia, yra dvi kainos. Yra gyvas dalyvavimas, kuris vyks gegužės 28-29 pas mane ofise, iki 10 žmonių mes priemam ir netgi 8 dažniausiai būna, jau ten 10 žmonių aš tiesiog nesudinu, nes mano laikas, tiesiog aš jau dėmesio nebeužtenka visiems, tai yra 89 eurai. Kol kas po to tikriausiai keisis kaina šiek tiek. Ir sakėm, kad norim pabandyti pirmą kartą tą patį mokymą web formatu, kas iš kitų miestų, pabandyti suteikti šansą kitam miestui, nes mes Vilniuje esam, tai 21-22 gegužės turime už 49 eurus Business Max greitą startą, bet webinar formatu. Irgi su įrašu, manau, kad užtruksime apie 8-9 valandas viso, tai šeštadienį ir sekmadienį vyks. Manau, bus produktyvu ir visai įdomu ten pabūti jums. Pasidaryti pirmą tą tikrą renderį, tikrą rezultatą. Kol kas tiek iš mano pusės. Paskutinė apklausa. Ar patiko, kaip jums patiko šiandien? Šiandien 5, 4, 3, 2, 1. Taip, atgalinis ryšys, paskutinis mano mėgstamas, reiškia, padarykit, reiškia, pavertinkit mano pastangas šiandieną. Ir pabaigai dar visą laiką sakau ir prašau, kad nueitumėt į mūsų Facebooką, rendercamp, reiškia rendercamp, Facebook mūsų paskyrą, ten yra mano postas, nuotrauka, reiškia, kaip aš čia ruošiuosi kursams. Ir jeigu galit, jeigu turit noro po ją, tiesiog komentarų parašykite atsiliepimą trumpą, kaip patiko, kas nepatiko, ką reikia daryti geriau, nes vis tiek kiekvienas kartas naujas, vis naujas mano iššūkis, vis įdomiau. Tai tiesiog tas atgalinis ryšys, tas jūsų dėmesys, kada jūs atsirašot, kažkaip pakomentuojat, labai yra svarbu. Tai tokia kaip, padėka, reiškia man už tas pastangas, tai parašykit būtinai kur nors ant sienos, po paustų, palaikinkit, tikrai būsiu žiauriai dėkingas jums už tai. Manau, kad šiandien tiek. Jeigu dar turit jėgų, turim 5 minutės, galite dar keletą klausimų brūkštelti. Ačiū labai, kad parašėt, ką veikėt, ką darot. Matau, yra ir architektūros studentų, ir interjerų dizainerių, Photoshopų dirbat, Revitų, Photoshopų, AutoCAD, Artlančių. Super, va, matau apie postprodukciją kalbą, tai postprodukciją būtinai padarysim webinarą. Žinot, kaip padarom iš visą, jums kitą kartą, kitas webinaras, ko gero, bus kitą savaitę, padarom apie postprodukciją. Visi, ko gero, turėsit kažkokių tai renderiukų, paveiksliukų, su kuriais norite dirbti. Padarysim tokią online sesiją su Photoshopo postprodukcija. Man pačiam žiauriai smagu. Kiekvienam savo kursą skiriu dalį postprodukcijai, nes tai be galo didelis kelias nuo to, ką jūs turit, nuo to, ką galit padaryti. Ir susitiksim, sekite naujienas, atidarinėkit naujienlaiškius. Tarp kitko matėt, kadangi siunčiam per atskirą aplikaciją, kad mūsų neužblokuotų serverio pašto, tai mūsų laiškai patenka į promotion skiltį, kadangi naudojame MailChimp programėlės siuntimo, tai irgi, kad nepraleisti, tiesiog, reiškia, pasitikrinkit laiks nuo laiko promotion skiltį, reklamos ten tą skiltį pašte. Sandra, klausit su Vectorworks, ar gali būti pamokos. Kol kas žinau apie tą produktą, pats nemoku jo, bet manau, kad gal kada nors ateityje, kodėlgi ne. Tai dar kartą visiems ačiū. Ačiū, kad buvot. Va, žiūriu, kad vėl iki galo išsilaikė 29 žmonės, be galo smagu dar kartelį. Sekite naujienas. Dalinkitės Facebook'ą. Kitą kartą, kai registruojatės Facebook'e, tai dalinkitės ten to postų, dalinkitės tą nuorodą į puslapį pas save, kad būtų dar daugiau dalyvių. Tai bus smagiau tiesiog visiems kartu. Tai sakau, iki pasimatymo kitą kartą. Video, ko gero, šiek tiek apkirpta, galima bus gauti čia už pusdienio kokio arba rytoj jau galėsite gauti.
Kas nori online formatu sudalyvauti, puslapį turėtume rytoj atnaujinti, ten pasirodys informacija apie tai, kaip ką apmokėti ir kur ten, kiek kainuoja online režimas, bet dar kartą kartuoju, greitas startas, kitas 21-22 už 49 eurus. Iki.